Prieš kelias savaitės taip sutapo, kad rodėm reportažą apie masinę evakuaciją iš didmiesčių, iš Vilniaus arba iš kito Lietuvos didmiesčio. Kažkokios ekstremalios situacijos atveju, karo arba nelaimės atveju. Toks kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvoje žmonėm ir visiems specialistams civilinės saugos didžiausias rūpestis yra, kaip iš Vilniaus, pavyzdžiui, evakuosi žmonės. Ir taip gavosi, kad štai ir įvyko eksperimentas, sakysim, arba generalinė repeticija. Lietuvą užvertė sniegas ir įvyko mini masinė evakuacija su kliūtimis iš Vilniaus, magistralė Vilnius-Kaunas, kai žmonės po 4-5 valandas sėdėjo mašinose savo. Ir kas įdomu šitoje visoje situacijoje, kad kiekvienam mąstančiam žmogui, ypač tam, kuris žiūrėjo mūsų video, turėjo ateiti galva mintis, kad tai yra šiek tiek panašu, kaip būtų iš tikrųjų, jeigu žmonės evakuotųsi. Ir jeigu stovėtų tokiam dideliam kamštį. Čia yra magistralė. Kaip jūs įsivaizduojat, 700 000 žmonių evakuojasi. Tokia gatve, tarkim, iš Vilniaus nuvažiuoja jie iki Kijevą. Kas ten jų laukia? Aišku, šita evakuacija tokia buvo kaip palengvintom sąlygom. Iš tikrųjų, žmogui negrėsė joks pavojus. Tai reikėjo pasėdėti kelias valandas mašinoje. Mes tiesiog verkiam, rašo komentatoriai, automobiliuose 4 valandas prastovėję kamštį. Ir reikia tik pagalvoti, kad tu važiuoji mašinoje, tu žinai, kad praeis 4 valandas, gerai, praeis 7 valandas, bet tu vis tiek atvažiuosi į savo šiltus namus, atsidarysi savo brendžiuką, pasidarysi arbatos arba kavos, įsidrėpsi sofą ir žiūrėsi televizorių. Tuo tarpu tikros evakuacijos atveju verktum tikrai ne dėl to, kad teko pasėdėti automobilyje, kai pučia šiltas vėjelis ir groja muzika. Kaip kas rašo, o kas jeigu į tualetą nėra kur nueit, tai masinės evakuacijos atveju ir šita bėda irgi prisidėtų. Žmonės, kurie stovėjo sniego kamštyje, jie, kaip jau ir minėjau, turėjo kur atvažiuoti. Masinės evakuacijos atveju žmonės išvažiuotų į niekur. Pasėdėti mašinoje yra vienas dalykas, bet kai tu žinai, kur tu važiuoji, tai yra visai kas kita, negu kai tu nežinai, kur tu evakuojasi ir iš vis kas tavęs laukia. Tavęs niekas nelaukia nei Vievyje, nei Kaune, nei kur nors Klaipėdoje. Ir tu tiesiog išvažiuoji iš Vilniaus tokioje situacijoje. Tai čia, sakyčiau, toks, gavosi pranašiškas mūsų reportažas. Už tai aš taip kažkaip džiaugiuosi, kad žmonės tą patyrė dabar ir visi mąstantys žmonės truputėlį susimąstyti turėjo progos. Kas būtų tokiu atveju?